Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė. Ir šį kartą sugalvojau aš papiešti apie arklio metus. Ir kadangi rytoj vasario 17 Lietuvoje užgavėnės, tikrosios užgavėnės, o pagal kinų kalendorių prasideda arklio metai. Nu tai jo, ir prasideda užsienimų šitas koridorius. Nu tiesiog labai daug visko vienu metu ir jau pradeda suprasti, kad ta diena iš tikrųjų labai tokia bus įdomi. Pagal kinų kalendorių tie arklio metai prasidės rytoj po pietų apie 15 val. Mūsų laiku, plus minus ten. Ir aš dariau video, bet tiesiog video pas mane vieną video padariau vienaip. Kitam video ten nelabai gerai ten padariau, tai darau trečią kartą. Ir dabar darau labai paprastai, neurografiškai aktyvuoju tiesiog lauką, kad papasakoti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Apie užsienimo koridorių aš jau papasakojau, tai galite pasižiūrėti video, yra atskirai. Čia yra labai įdomu, to išsimsim kitą markerį ir taigi pradedam arklio metai. Iki rytoj vidurdienio būtų gerai, jeigu jūs apsitvarkytume truputėlį savo aplinkoje, nes tai yra užtaisas į visus metus ir tikrai ko nereikia, būtų labai gerai, jeigu jūs išneštumėt lauk, išsikuoptumėt, susitvarkytumėt, išsivalytumėt. Tai vienas momentas yra. Toliau antras momentas, į ką labai reikėtų rytoj atkreipti dėmesį, tai yra į savo būseną. Vat būsena. Dingo mano pieštukas. Būsena. Su kokia būsena jūs įeinate į šituos naujus arklio metus, su kokiais keitinimais galbūt net, ar dar kažką, jeigu jūs žinote praktikas manifestacijos, tai tikrai galite tai pasidaryti. Būsena. Antras momentas, arklio metai tai yra judėjimas. Kuo daugiau judesio, tuo mažiau liūdesio, bet judėjimas. Tam, kad judėti, jūs ir arklys, toksai gyvūnas, kuris neapkenčia chaoso kaip gyvūnas. Ir jisai labai supranta, kad jam turi būti labai aiškiai kryptis, nesimėtyti ir žinoti, kur eiti. Tai judėjimas turi būti su aiškumu. Aiškumas. Kur? Papildomai, jeigu dar žinot kodėl, tai visai super. Ir supratimas, dėmesys, tiesiog dėmesys, supratimas. Atsiprašau, supratimas. Tai iš tikrųjų priduos jums labai daug jėgos ir ta jėga arklio metais reikalinga vidinė jėga. Nes pats iš tikrųjų arklys gyvūnas, kuris prilaiko daug jėgos. Todėl tikrai labai pagalvokite, kas yra jūsų tas vidinis varikliukas, kuris aprūpins visus metus vidinė jėga. Vidinė jėga. Reikia atsiminti, jau ne vienam video šiais metais esu įgarsinus, kad nuvarytos arklius nušauna. Žiauriai skamba, bet tikra tiesa. Ir tai reiškia, šitiems metams jūs turite būtinai paisyti darbo ir poilsio balansų. Nes jeigu jūs tik tai judėsit, žinosit kryptį ir viską ten, ir dėmesys į tą kryptį, ir supratimumas, ir visą kitą, tiesiog sveikas atvykęs perdegimo sindromas garantuotas. Taigi balansas. Balansas darbo, poilsio. Ir kadangi gyvūnas arklys labai mėgsta discipliną, iš tikrųjų disciplina tam, kad palaikyti formą ir visą kitą, tai jo, čia disciplina vienas iš toksai prie vidinės jėgos elementų. Dar vienas yra toksai be aiškumo, nesimėtymo ir visą kitą, dar yra labai, ir prie disciplinos čia labai priklauso, tai yra taisyklės. Šitos taisyklės šitam periode bus naujų taisyklių. Tam, kad jums komfortas būtų ir jūs nenusimuštumėt nuo bangos. Iš tikrųjų esu ne vienam video, tie, kurie mane stebi mažus, tos vadinamus rolikus, tos vidosikus trumpus. Esu ne vieną kartą įgarsinus tokį dalyką, ypač kai tada studijavau Alos Filinos herojaus kelią ir dariau ten labai daug video, buvo trumpų, tikrai pakankamai tokių įžvalgų buvo sodrių, tie, kas stebėjo, tikrai galbūt ir užfiksavo, net ir Alą Filiną išskiria kaip atskirų punktų, tiesiog žingsniuojant į tam tikrą rezultatą, tai yra principų turėjimas. Kas yra principai? Tai yra savotiška taisyklė, kurios laužyti negalima. Ir tas principas suveikia praktiškai, jeigu taip labai taip grubiai kalbant, suveikia kaip įsitikinimas. Principo laikymasis suveikia vos ne kaip autopilotų, kaip geras įsitikinimas. Ir iš tikrųjų labai daug žymių žmonių, garsių žmonių laikosi tam tikrų principų. Arba kitaip angliškai ten išverčia mums iš anglų kalbos ar iš kitos kalbos, išverčia kaip taisyklės, bet iš tikrųjų tai yra principai. Tai iš tikrųjų, įvardinkim tai, principai. Manau, kad matosi. Ir iš tikrųjų galite jau pagalvoti apie tam tikrus savo principus, nes aš kaip pavyzdžiui buvo užduotis vienam iš psichologinių netgi seminarų atkapstyti savo principus, tai žinokit, galiu pasakyti, jeigu jūs galvojate, kad išskirsit laiko ir jūs labai greitai susirašysit, tai pamirškit, nes jums užims laiko
Man tai pavyzdžiui, susirašyti bent jau 5 principus pagrindinius pergalvoti, kuriais aš dažniausiai vadovaujuos. Nu, yra labai aiškus principai, bet jie yra, apie kuriuos tikrai reikėjo prisiminti ir kuriuos aš labai retai kada naudoju, bet naudoju ir peržiūrėti. Todėl labai tikrai rekomenduočiau jums tai pasidaryti. Vat. Ir aišku, tas judėjimas vėlgi labai priklauso kokiu greičiu. Pasirinkit greitį optimalų, tam, kad nei per lėtai, nei per labai greitai, tam, kad išlaikyti, vis dėlto rekomenduočiau išlaikyti balansą. Balansą išlaikyti tarp darbo ir poilsio. Ir kad nenusimušti nuo savo kelio. Aišku, labai daug specialistų jau dabar juokauja, vasario turim greit 17 ir klausimas, kadangi tradiciškai didžioji dalis žmonių sutikdami tą gruodžio 31 naujus metus, taip vadinamus, duoda pasižadėjimus, tai labai daug specialistų jau medijose klausia, o ką jau nuveikėt tą kryptimį, kurią savo pasižadėjot. Aš galiu pasakyti, kad pas mane kai kuriuose sferose tikrai yra progresas ir mane tas džiugina, bet yra sferų, kurios, nežiūrint kai kurių dalykų, kažkaip tai užsikonservavę, vadinkim tai. Taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tai 9. Va. Jeigu aš ko nors nesupainiau, būsena, vidinė jėga, disciplina, judėjimas, aiškumas, dėmesys, sas principai. Nu, dar viena yra figūra, kurią galiu aš įsivesti. Ir tradiciškai aš ją įvesiu, bet tikrai negarsinsiu, nes yra labai asmeniai dalykai. Jo, ir tik tai įdomu. Vis dėlto. Aišku, jūs tą dieną 17 antradienį, kai bus užgavinės, kaip bus blynai, šokiai, žiemą bėk iš kiemo ir visa kita, iš tikrųjų po šito viso šurmulio galite labai sėkmingai prisėsti, pasirašyti, pasiplanuoti tuos jau grynai arklio metus, galbūt kai ką peržiūrėti, jeigu jau esate įgūdęs, į kažką atkreipti dėmesio, galbūt dar kažkurią tai vietą sustiprinti. Aš pavyzdžiui, piešiu, aš dar vieną figūrą įvesiu, jinai pakankamai didelė. Gausiu. Nu, jinai man reikšminga iš tikrųjų. Aš ją iš karto. Va tokią pasidarysiu. Aš tiesiog piešiu ir suprantu, kad kalbant apie vidinę jėgą, tai man yra vidinė jėga. Ir galvoju, čia dabar. Tai greičiausia mano vidinė energija. Tai kad aš turėčiau energijos daugelį dalykų. Nes aš jau kaip ir vienam, man atrodo, postą ar net video esu sakęs, kad aš šiemet pasiėmiau tik tai 7 tikslus. Atsižvelgiant iš tuos dalykus, kad tiesiog man užtenka ir 7 šiais metais. Ir aš norėčiau juos kokybiškai atsiekti, tuos 7 tikslus. Ir man jų pakanka. Ir pagalvoti, kaip dar galėčiau sustiprinti savo tą vidinę jėgą visiems šitiem dalykam turėti. Aišku, galima buvo dabar, galima buvo pasižymėti, kad viena iš apskritimų, kad aš atsiekiau visus tikslus, vieną apskritimą. Bet dėja, tik tai piešim dabar ir įgarsinant aš tai sugalvojau. Tad jūs labai gerai, tie, kurie piešėt ir tie, kurie pradžiai klausotės ir neprisivedė daug figūrų, galite įsivesti tokią figūrą, o aš panašu, kad rytoj padarysiu dar vieną piešimą savo asmeniškai, ramiai, tyloje. Iš pačio ryto tokį. O gal ne iš pačio ryto, nežinau. Pažiūrėsiu, kaip aš čia sumastysiu. Ir tada man nusijims kai kurie dalykėliai, nes pas mane yra užplanuotas toksai ir susijęs su disciplina. Jeigu disciplinos nebus, rezultato irgi nebus. Deja, taip yra. Na va, aš suapvalinu. Tiesiog, kaip visada, lai viskas vyksta pačiam geriausiu, harmoniškiausiu būdu. Net principai neužkabinti įdomiai čia. Bus pagalvoti apie ką. Ir aš tiesiog aktyvinsiu, kadangi arklys yra toksai. Va toksai mano arklys, tokios spalvos. Jūsų arklys gali būti bet kokios spalvos. Aktyvinsiu tik vieną spalvą. Atsiprašau. Aktyvinsiu vieną spalvą tam, kad nebūtų labai daug ir visko. Ir jo, iš tikrųjų, galima bus rytoj perpiešti ir pagalvoti, tiesiog apie tai. Nepagalvoti, dabar piešiant, sugalvoju, kad iš tikrųjų galėjo būti vienas iš momentų, kad aš arklio metais atsiekiau visus savo 7 tikslus. Ok, žodžiu. Nu ir tai labai įdomiai. Tai va,
Jo, ir tiesiog sakau ate, o aš dar prasinešiu šitam apvalinimo etape. Taigi, su jumis buvau aš Ingrid ir ate.